Labą dieną susirinkusieji. Džiugu, kad oras mus palaiko, saulė šviečia ir džiaugiuosi, kad nepabijojot susirinkti čia. Paskutiniu metu mes girdim per spaudą, per radiją, kad silpnos Lietuvos profesinės sąjungos, niekam jos neatstovauja. Deja, darbo dieną tiek susirinkusių žmonių Vilniui parodo, kad nesilpnos, kaip tik jos stiprios ir dar stiprės, kadangi to reikalauja dabartinė situacija. Mums pasiūlė socialinį modelį. Gal ir gerai, sako, profesinės sąjungos nepasiruošę pokyčiam. Ne, mes pasiruošę pokyčiam ir sakom, reikia keistis. Mes norim socialinio dialogo, bet kai kurie darbdaviai sako, profesinės sąjungos ekonomikos stabdis, koks gali būti socialinis dialogas. Tai būtent tie darbdaviai, kurie nesupranta, kas yra socialinis dialogas, kurių tikslas paversti žmogų, išnaudoti ir gauti maksimum naudos, mokant mažą atlyginimą. Grįžtam prie modelio. Ką mums pasiūlė? Sumažintas išeitinės, prailginta darbo savaitę, panaikinama išeitinės išeinant į pensiją ir taip toliau, ir viskas darbuotojų sąskaita. Ką mes gaunam? Gaunam mokymosi atostogas, gaunam truputėlį minimalios algos panaudojimą, gaunam liktai darbo apmokėjimo sistemą, bet ar tai yra balansas? Ar tai yra balansas ir kieno sąskaita tas balansas yra? Negali būti balansas dirbančiųjų sąskaita. Negalima panaikinti garantijas dirbantiesiam, kad Lietuvoje ekonomika vystusi. Aišku, mes už pokyčius. Mes norim, kad atsirastų naujų darbo vietų. Mes norim, kad didėtų darbo užmokesčių. Mes norim, kad stiprėtų socialinis dialogas. Bet ar gali tai būti tokia kaina? Ar tikrai gali būti? Aš galvoju, kad ne. Kodėl paruoštas įstatymas nelaukia socialinių partnerių nuomonės, pozicijų, o buvo atiduotas ir nuvežtas į Seimą ir paliktas Seimo nariam svarstyti, negavus trišalės tarybos išvadų? Ar mes norim tokio socialinio dialogo, kad vien tik tai kažkieno tai jėgos sprendimai būtų patys lemiami? Ne, turbūt. Tai būtent šiandieną mes ir turėsim galimybę va šitam karūtį sudėję tą patį įstatymą, gražinti jį vyriausybei ir kad vyriausybė pasimtų atgal ir paruoštų tokį, koks mums reikalingas. Dėkui, kad susirinkot. Ir aš tikiuosi, kad mums nereikės dar kartą čia susirinkti ir dar kartą pasakyti, gal visgi tas šūkis svarbiausias žmogus, visgi taps jisai pats svarbiausias. Dėkui Jums. Broliai ir sesės, drąsūs Lietuvos darbuotojai. Sakau drąsūs, todėl kad šiandien labai retai darbuotojas išdrįsta kovoti prieš esamą santvarką. Prieš 25 metus šioje aikštėje kovojome su komunizmo diktatūra. Ir mums pavyko, todėl kad mes buvome vieningi. Šiandien mes turime būti vieningi, kovodami su kapitalizmo diktatūra. Nes jis diktuoja, kiek reikia dirbti, kokios darbo normos, kokia tavo sutartis. Ar turėsi teisę šiandien prie naujo darbo kodekso praleisti sekmadienį su vaikais ir šeima? Ne, nes sekmadienis jau tampa neišeiginė diena. 8 valandos darbo dieną, sako, per mažai, profsąjungos trukdo uždirbti. Šiandien aš važinėju po Lietuvą ir matau, nei vienoj darbovietėj darbuotojas nedirba 8 valandų. Visur dirbama po 12 valandų, todėl kad darbo norma yra tokia didelė, kad tos darbo normos žmogus nepadaro per 8 valandas. Jam reikia dirbti viršvalandžius. Pusė etato forminamos valytojos, kurios valo didžiausius plotus, įdarbinami per šitas agentūras, kur pono nuotrauką laikote. Jie išnaudoja žmogų, kad jis taptų pigių darbo įrankių. Jis jau ne žmogus, nes jis gali nuomoti vieną įmonę, gali nuomoti kitą įmonę.
Kokių darbo sąlygų mums reikia šiandien? Mums šiandien reikia orių darbo sąlygų. Ir ačiū, kad jūs drąsūs, kad susirinkote čia, nes niekas už mus nepastovės. Čia labai geras plakatas, darbdavių jėga piniguose, o mūsų jėga vienybėje. Ir šiandien mes turime pasakyti, ne vergoviniai darbo santvarkai. Mes norime dirbti, bet mes norime uždirbti. Mes esame paskutinėje eilėje Europos Sąjungoje pagal darbo užmokestį. Ar šiandien galima už 300 eurų išgyventi? Paklauskit savo brolių, kolegų, kurie šiandien čia iš užsienio. Jie nesupranta, kaip mes tą padarome. Mes norime, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visiems, kad nereikėtų bėgti iš Lietuvos. Ne tautos skurdinimo modeliui. Ir mes tą šiandien turime pasakyti. Ačiū Jums. Good morning to each of you on behalf of the European Trade Union Confederation and all the workers in Europe that I represent here. Sveiki, draugai, tariu Jums Europos profesinių sąjungų konfederacijos ir visų Europos darbuotojų, kuriuos čia atstovauju vardu. I am here to express the solidarity of all the working people in Europe. Aš čia esu tam, kad išreikščiau solidarumą su Jumis visų Europos dirbančiųjų vardu. Friends, you are right. You are standing for your rights and you are standing for better living of your people and for your country. Gerbėmieji, jūs esate teisūs ir jūs kovojate už savo teisės ir už geresnį gyvenimą visiems piliečiams. We are trade unions. Trade unions are part of democracy. Mes esame profesinės sąjungos, o profesinės sąjungos yra demokratijos dalis. And your voice must be heard. Ir jūsų balsas turi būti išgirstas. We are not against change, but we want change to benefit people and not only business. Mes nesame prieš pokyčius, bet mes už pokyčius, kurie būtų žmogaus naudai, o ne verslo. And this is why the trade union organizations here are fighting against the changes in the labor code, which are going to make the life of workers and their family worse. Ir todėl profesinės sąjungos čia kovoja prieš darbo kodekso pakeitimus, kurie pablogins dirbančiųjų ir jų šeimų sąlygas. Working 70 hours per week is not the solution for more employment. 70 valandų galimybė dirbti per savaitę nėra galimybė sukurti daugiau darbo vietų. Making jobs precarious is not a solution for employment. Darbo sąlygų bloginimas nėra darbo vietų sukūrimo galimybė. We want people to live a decent life. Mes norime, kad žmonės gyventų orų gyvenimą. And to live a decent life, you need to have a decent wage. O tam, kad galėtumėt gyventi oriai, jūs turite turėti orų atlyginimą. And we will help you to increase your minimum wage. Ir mes padėsime jums padidinti minimalų atlyginimą. We are here. We are here to support a European Union that doesn't compete against people. Ir mes čia tam, kad palaikytumėm Europos Sąjungą, kuri nekonkuruoja su žmonėmis. We want a European Union that improves social protection, that improves workers' condition and the condition of their family. Mes už Europą, kuri didina socialinę apsaugą, kuri gerina darbuotojų sąlygas ir jų šeimų. We support your social dialogue. Mes palaikome jūsų socialinį dialogą. But social dialogue must be a real dialogue, where the workers have their say. Bet socialinis dialogas turi būti tikras dialogas, kur darbuotojai turi teisę išsakyti savo poziciją. Friends, I congratulate you for organizing this action. Ir draugai, aš sveikinu jūs su organizuotu mitingu. You must be proud of what you are doing. Ir jūs turėtumėte didžiuotis tuo, ką jūs darote. For yourself,
your children, your family, and for your country. Sau, savo vaikams, savo šeimai ir savo šaliai. I'm really glad to share this moment with you. Good luck and go ahead. Ir aš labai džiaugiuosi galėdama su jumis būti šią akimirką. Sėkmės visiems. Labadiena bendraminčiai ir kolegos mitinguotojai. Šiandien su savo pasisakymu tikriausiai būsiu nepopuliarus, galbūt pabaigoje mano pasisakymo mane ir nušvilpsit. Bet po ilgų galvojimų ir minčių dėliojimų nusprendžiau šiandien Lietuvos valdžios nepeikti, nekeikti ar kažkaip kitaip jos nebarti. Be manęs čia dar padarys po mane kalbantys pasisakantys. Šiandien aš noriu kreiptis į jūs, čia visus susirinkusius, ir tuos, kurių dėl vienokių ar kitokių priežasčių čia nėra. Primenant, ko mes čia visi susirinkome, tai yra pasakyti daug kartų ne. Užduodu klausimą savo ir jums. Vis dėlto, kodėl mes čia? Ir atsakymas į šį klausimą yra toks. Todėl, kad turime unikalią visoje Europos Sąjungoje valdžią. Valdžią, kuri nors ir keičiasi kas 4 metai, tačiau kokių bebūtų partinių pažiūrų žmonės valdžioje, visi papuolė į šiuos ar netoli esančius rūmus, laikosi tęstinumo ir pažadų savo. Per daugiau nei 25 metus nepriklausomybės mes girdėjome, kaip valdžios atstovai garsiais ditirambais ypač prieš rinkimus deklaruoja prioritetinės Lietuvos sritis. Ir medicina, ir švietimas, ir socialiniai reikalai, ir kitos sritys, ypatingai paskutiniaisiais metais didysis Lietuvos valdžios deklaruotas prioritetas yra krašto gynyba. Tačiau tik deklaracijos. Atidžiau pasižiūrėjus, kuris sritis yra prioritetinė, galima konstatuoti, kad ne viena. Nors čia iš karto paprieštarausiu savo, yra viena sritis, kuri tikrai yra prioritetas Lietuvoje. Sritis, kuriai skiriamas dėmesys visus šiuos daugiau kaip 25 metus, kokia valdžia Lietuvoje bebūtų. Ir tą sritį pavadinčiau, kas tavo, tas ir mano, o kas mano, tai neruš. Tai yra, kokia valdžia be vadovautų Lietuvai, ji žiūri tik savęs ir deda visas pastangas, kad šis sritis būtų tikras prioritetas. Ir kodėl valdžios atstovams nedėti pastangų gerinti savo ir savo artimųjų gerbūvį, jeigu mes jiems leidžiam tai daryti. Pirmiausia, per rinkimus mes valdžios vyrams ir moteriams suteikėm mandatą tai daryti. Nors su kiekvienais metais į rinkimus ateina vis mažiau žmonių, tačiau mandatas savivaliauti visada įteikimas. Ir kuo mažiau žmonių atlieka savo pilietinę pareigą, tuo mūsų gerbiamus kabutėse valdžios atstovai geriau jaučiasi. Jie tiesiog kaip vampyrai pasikrauna energijos iš mūsų abejingumo ir nusivylimų. Rinkimams pasibaigius išdalijami postai bei posteliai ir pradedama rūpintis toliau prioritetinę sritimi, kas tautas ir mano, o kas mano, tai neruš. O ką 4 metus, kol valdžia turi įgaliojimus, darome mes, eiliniai Lietuvos piliečiai. Nieko, absoliučiai nieko, kas leistų pažaboti su kiekvienais metais vis labiau augantį valdžios apetitą lopti, vogti ir dar labiau smaugti eilinį Lietuvos pilietį, kuris jiems pats suteikė mandatą tai daryti. Didžioji dalis lietuvių jau tokie žmonės yra. Nieko nedarysiu, nieko nesakysiu, nes neduok Dieve, kas nors išgirs ir kam ką nors pasakys. Geriau patylėsiu, nors ir bumbėsiu ir gadinsiu nuotrauką savo ir draugams ar pažįstamiems prie stalo vakarėliuose ar kituose neipatingai masiniuose renginiuose. O dar geriau valdžiai bus, jeigu į viską spjausiu ir iš viso iš Lietuvos išvažiuosiu. Mėly tautiečiai, taip elgdamiesi mes tikrai nieko nepasieksime. Dauguma Lietuvos žmonių sako, kad viskas Lietuvoje blogai. Algos mažos, kainos didelės, valdžia bloga ir taip toliau. Bet ką mes padarėm, kad nors kažkas būtų geriau? Ką mes padarėm, kad galėtume gyventi savo šalyje oriai? Kad gautume normalų atlyginimą, kurio užtektų ne tik už būstą susimokėti, kad atsidirbę 30 ir daugiau metų turėtume orę senatvę, gaudami normalią pensiją, kurios užtektų ne tik vaistams įsigyti. Nieko mes nepadarėm, nieko mes ir nedarom. Mes ne tik, kad nesugėme užstoti savo kolegą prieš artimiausią mums valdžią, tai yra įmonės ar įstaigos vadovą. Mes nesugebame net už save pakovoti ir pasakyti stop. Užteks mane engti, aš noriu gyventi taip, kaip gyvena žmonės kitose civilizuotose Europos valstybėse.
Netgi šiandien čia mūsų tik 2000, kai turėtų būti 10, gal 100 kartų daugiau. Maždaug tiek, kiek kiekvieną vakarą šiomis dienomis serga už mūsų šalies krepšinio rinktinę. Ir kaip mes galim pareikalauti iš valdžios kažko, jei mes nenorime to daryti. Kreipiuosi į jūs visus. Užteks leisti būti engiami, užteks leistis galvoti už mus, užteks leistis tyčioti iš savęs ir savo artimų, draugų ir pažįstamų. Padarykime taip, kad šiandien būtų pradžia mūsų naujo civilizuoto gyvenimo. Grįžkim namo ir kiekvienam sutiktam pasakykim, kylam į kovą prieš baudžiavą, kurią nori įvestų mūsų geroji kabutėse valdžia. Pradėkim kovoti už save, tuo pačiu ir už kitus. Juk mes norim čia gyventi, mes norim čia savo vaikus auginti, norim čia pasenti ir norim, kad mūsų šalis, kurią labai mylim, augtų ir klestėtų. Tai pradėkim kovą ne dėl kažko, o dėl savęs ir savo artimų. O pabaigai norėčiau kreiptis į valdžią Kristijono Donelaičio žodžiais. Juk jūs, ponai, mus būrus jau taip nustekenot, kad paskiaus mums ėstreiks žiurkės irgi pelėdas. Tautiečiai, nebūkim būrais, kovokim už savo teises ir savo ateitį savo šalyje. Ačiū. Tai laba diena, sveiki atvykę į Vilnių. Žinot, aš iš tiesų nepolitikuosiu, kai pasigirdo replikos, man visiškai neįdomu, nes aš esu lygiai tokia pati kaip ir jūs. Esu iš regiono ir labai puikiai suprantu jūsų problemas, išgyvenimus, nes lygiai tą patį ir pati praėjau. Tikrai nepolitikuoju, labai paprastai pasakau. Ir labai aiškiai jums šiandien iš šitos tribūnos labai atsakingai pasakau, kad tos nuostatos, kurios buvo sutartos trišalėje taryboje dėl socialinio modelio pataisų, jos tikrai pasieks Seimą. Jūs net negalite tuo abejoti, nes taip tikrai bus. Mes šiandien kalbame, ir čia buvo prieš mane labai gražiai kalbėjęs žmogus, iš tiesų išsakė labai daug gerų minčių, kad kurkime, kovokime už save. Žinot, mums nereikia kovoti, mums reikia iš tiesų vienytis, mums reikia pirmiausia vieniems kitus išgirsti. Ir tos nuostatos, kurios yra viename ar kitame teisės akte, jos iš tiesų yra suderintos. Jeigu jūs nenorite išklausyti ir jums nereikia mano patikinimo, tada aš džiaugiuosi, kad jūs pasirinkote vieną iš protesto formų, iš dialogo formų, demokratinį kelią, mitingą. Ir tikrai linkiu jums visiems suprasti, kad niekada mes nieko blogo nekuriame. Viskas kuriama žmogaus labui. Todėl mes šiandien, galima aš vieną sakinį pasakysiu, todėl mes šiandien kalbame ne vien tik tai apie darbo kodeksą, mes kalbame apie socialinį draudimą, mes kalbame apie pensijas, mes kalbame apie užimtumą. Todėl, kad matome, kad visi šitie teisės aktai yra tarpusavyje susiję. Tai tikrai linkiu visiems tuo patikėti, kad mes kompleksiškai visą sistemą peržiūrim, bet ne vieną teisės aktą. Tai būkite stiprūs, sėkmės jums. Labą dieną, Lietuva! Labą dieną, narsūs ir darbštūs Lietuvos žmonės! Lai dzīvo! Извините, что я дальше буду говорить немножко на другом языке, но я очень сегодня горжусь тем, что я могу быть в Вильнюсе среди вас, что среди вас развивается наш латвийский флаг, и что латвийские профсоюзы поддерживают ваши требования, и что вы так же, как все люди в Европе, хотите жить лучше, быть достойны человеческого имени. Сегодня мы также организовали пикет у литовского посольства в Риге, так что очень многие люди вышли с активной позицией. Мы очень хорошо понимаем те проблемы и те требования, которые вы выдвинули, потому что мы каждый день тоже сталкиваемся с тем же, что нам тоже хотят отнять гарантии, хотят отнять социальные права, трудовые права, хотят, чтобы мы за маленькую зарплату все время работали больше и больше.
И мы также не согласны с этим, как вы, и мы также протестуем, и поэтому мы солидарны сегодня с вами. Я думаю, что если мы говорим об таком общем экономическом пространстве балтийском, что есть 3 балтийские страны, то есть и общее правовое пространство, и все эти люди, которые работают в наших странах, должны быть едины и эти свои права защищать. Так что sveika Lietuva, lai dzīvo Latvija, elagu esti! Sveiki gyvi, bičiuliai, mano kolegos, kurie atvyko iš Panevėžio, Klaipėdos, Palangos ir Vilniškiai. Kalbėsiu labai trumpai. Galbūt nežinote, kad žurnalistai pirmieji perėjo prie naujo socialinio modelio. Daugiau nei prieš 20 metų atsisakė socialinių garantijų už 13% GPM prie autorinių sutarčių. Per tuos 20 metų mes matėm, kiek mūsų kolegų turėjo sunkių gyvenimo situacijų ir jiems sakė, jūs esat nedrausti, nes jūs gyvenate laisviau negu bet kas kitas Lietuvoje. 2009 metais mums grąžino galimybę dalyvauti socialinio draudimo sistemoje, bet dėja ne dėl to, kad valdžia buvo gera. Tuomet turbūt atsimenate, trūko pinigų biudžete. Ir tai, kad mano kolegos šiandien išėjo čia kartu su jumis ir mes esame bendrai, man atrodo, svarbiausia žinia turi būti tokia. Negali valdžia kaip baudžiavos laikais viena spręsti, koks modelis reikalingas jiems ir mums. Turim kalbėtis ir kol nebus sutarimo, negali būti priimta niekas. Ačiū labai. Atsiprašau, turėjot palaukti 30 sekundžių, kol atbėgau iki tribūnos. Mes, kaip visą laiką iš Klaipėdos toliausiai esame. Mums lieka tik tai prieigos šitą mitingą ir aš to džiaugiuosi, kad galima pamatyti Lietuvoje tiek daug žmonių, kuriems iš tikrųjų rūpi tai, kas vyksta šiandieną su mūsų šalimi. Nesikartosiu, jau girdėjau daug gerų minčių, iš tikrųjų šiandien buvo pasakyta, kas mūsų laukia, ko nori iš mūsų, ką nori padaryti su mumis. Noriu priminti vieną faktą, dažniausiai apie ką kalbu. Profsąjungos tik 8%, bet per 2 savaitės mes surinkome 80 000 parašų. Ar jūs prisimenat nors vieną kitą akciją, kur būtų taip gausiai sudalyvavę ir taip gausiai būtų paremta? Tai mūsų nėra 8% ir kai mūsų kaltina, kad mes atstovaujame tik tai keli žmonės, tai yra visiškas melas. Iš kitos pusės, kai sako, kad taip, profsąjunga atstovauja, jie yra niekšai, jie nori padaryti blogiau, mums reikia pasiklausti, o kiti žmonės visi kažkodėl nori gyventi vergovės sąlygomis. Bet ar nors vienas išdrįso paklausti išėjęs į gatvę to paprasto žmogaus, kuris nėra profsąjungos narys, ar tu nori, kad iš tavęs atimtų paskutinės socialinės garantijas? Aš negirdėjau nei vieną kartą tokio dalyko. Jeigu pasižiūrėti į mūsų konstituciją, tai ten parašyta, svarbiais tautais klausimais galima atsiklausti tautos nuomonės referendumo būdu. Šiuo atveju mūsų darbo kodekso pakeitimai arba taip vadinamas socialinis modelis palies mažiausiai 2 milijonus Lietuvos žmonių. Ar tai yra svarbus klausimas mums? Tai kodėl mes nedarome referendumo, kad pasiklausti tautos nuomonės? Ar mes sutinkame nusimauti paskutinės kelnes, kad mūsų oligarchai labai gerai gyventų? Tai vienas iš pagrindinių klausimų. Šiandien jie sako, mūsų nuomonė, tai yra profsąjungų nesvarbi, o į Lietuvos nuomonę mes neatsižvelgsim. Čia kaip prieš tai kalbėjęs pranešėjas sakė, kas tavo yra mūsų, o kas mano, to nelies. Tai šiuo atveju kalbama taip pat. Tai, kad reikia iš jūsų kažką atimti, jūsų pasiklausti nereikia, bet kai reikės kažką tai dar papildomai jums daryti, tada galbūt ir pasiklausime. Pabaigai turiu vieną tokią gražią mintį. Pasižiūrėjau Seimo statutas, parašyta Seimo nario socialinės garantijos. Baigus Seimo nario kadenciją jam išmokama 2 mėnesių išeitinė išmoka, bet ne mažiau kaip už 6 mėnesius. Tai yra kiek kadencijų. Tai jie turi savo minimumą nusistatę, tai yra, kad jie garantuotai, baigdami šitą kadenciją, gaus nuo 2 iki 6 savo Seimo nario išmokų, iš mūsų atima paskutinę ir sako, kad 1 mėnesio išmoka tai yra labai daug ir neįmanoma. Pasižiūrėkite, ponai, pirmą į save, o tada atimkite iš žmonių paskutinės kelnes. Linkėjimai iš Klaipėdos. Dear colleagues, dear friends, your demonstration today is important. Gerbiami draugai ir kolegos, jūsų demonstracija šiandieną yra labai svarbi.
The draft Lithuanian labor code is an attack on workers, an attack on trade unions and the whole Lithuanian society. Darbo kodekso projektas tai yra tiesiog ataka prieš darbuotojus, profesinės sąjungas ir visą Lietuvos visuomenę. I represent 1 million industrial workers in the 5 Nordic countries. Aš atstovauju milijoną dirbančiųjų 5 Skandinavijos šalyse. And you have our wholehearted support. Ir jūs turite mūsų širdingą palaikymą. Workers in Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland also face attacks from governments and employers, but nothing close to what you are facing today. Dirbantieji Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Suomijoje ir Islandijoje taip pat susiduria su tam tikromis atakomis iš vyriausybės ir darbdavių pusės, bet nieko panašaus, netgi panašaus į tai, su ko susidurėte šiandieną jūs. Your government says that the revision of the labor code is necessary in order to encourage collective bargaining and conclusion of collective agreements. Jūsų vyriausybė sako, kad darbo kodekso peržiūra ir pakeitimai yra kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių skatins padidinimą. Your government says that according to the new labor code, employment relationships shall be regulated in accordance with the principle of comprehensive protection of employment rights. Ir jūsų vyriausybė sako, kad pagal dabartinį darbo kodeksą, keičiamą darbo kodeksą, darbo santykiai bus reguliuojami darbo apsaugos principų kolektyvinių. Your government says that the new labor code will promote the employees' life-work balance. Ir sakoma, kad naujas darbo kodeksas pagerins santykį darbo ir šeimos santykį. And what do they do? Ir ką jie daro? They introduce zero-hour contracts. Jie pristato nulinių valandų sutartis. They increase the maximum working time to 60 hours and permission to work up to 72 hours a week. Jie padidina maksimalų darbo laiką iki 60 valandų ir leidimą dirbti iki 72 valandų per savaitę. No maximum amount of overtime allowed within a 12-month period. Nėra maksimalaus viršvalandžių laiko per 12 mėnesių laikotarpį. Reduce severance pay. Sumažintos išeitinės išmokos. Extension of on-call time. Budėjimo laiko padidinimas. And I could go on. Ir galėčiau tęsti ir tęsti. Everything that I've mentioned here works against what your government says they intend to do. Ir visa tai, ką paminėjau, viskas prieštarauja tam, ką sako jūsų vyriausybė siekianti. Some of their proposals might even contradict European legislation. Ir kai kurie pasiūlymai galbūt netgi prieštarauja ES teisei. In our Nordic model, we have proven that real protection of workers, security for those who are between jobs, and a functioning welfare state are prerequisites for a successful labor market and a successful society. Savo šiaurietiškame modelyje mes esame įrodę, kad tikra darbuotojų teisių apsauga, kurie pereina iš vienos darbo vietos į kitą, ir yra būtent tai, kas skatina darbo rinką ir sėkmingą visuomenę. Our way is the way Lithuania should follow. Ir mūsų kelias yra tas kelias, kuriuo turėtų eiti Lietuva. Not the flexibilization and liberalization demanded from short-sighted employers and right-wing political parties. O ne lankstumo ir liberalizavimo kelias, kuris yra siūlomas trumparegiškų darbdavių ir dešiniųjų pakraipų valdžios atstovų. The Nordic IN and its 1 million members fully supports you in your struggle. Nordic IN ir jos milijonas narių pilnai palaiko jūs jūsų kovoje. And we have sent a letter to your parliament and government demanding that it repeals the code. Ir mes išsiuntėme laišką jūsų parlamentui ir vyriausybės atstovam, reikalaudami, kad būtų atsižvelgta į tai. And they start over again with the cooperation of the trade unions. Ir kad jie vėl pradėtų bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis. I wish that you win this fight. Ir aš jums linkiu laimėti šią kovą. Labą dieną.
Žinot, aš pasiilgau jūsų. Pasiilgau jūsų nuo sausio 16 dienos. Jūs žinot, ką aš turiu galvoje. Aš žinoma nepalaikau tų visų akcijų, kai čia dužo stiklai ir panašiai. Čia ne tas būdas demokratiniai valstybei, o aš tikiu, kad jinai mūsų valstybė yra ir turi būti demokratinė. Nepritariu tam. Bet aš jūsų laukiu todėl, kad jūs turite teisę ateiti čia, prie Seimo ir išsakyti savo nuomonę. Žinot, jeigu pasakysiu, kad politiko darbas yra pakankamai sudėtingas ir sunkus, tai jūs nepatikėsit. Bet patikėkit, kad politikam yra labai svarbu išgirsti tvirtą visuomenės nuomonę. Tojaus. Bet dabar žiūrėkit, jūs mane o čia pristatė, kad aš esu Seimo narys. Taip, iš tiesų, pagal konstituciją esu Seimo narys. Bet susitikimuose aš beveik visada sakau, kad aš esu jūsų atstovas Seime. O tai reiškia, kad tai, ko jūs norite, ką jūs pasakot, kokius nurodymus mums, Seimo nariams, duodat, to mes ir turim siekti. Todėl galiu kalbėti daugiau. Žinot, politikui, daug kalbėti, aš čia galiu kalbėti. Galiu kalbėti, kad neteisingi teiginiai, kurie sako, kad yra sovietinis veikiantis dabartinis darbo kodeksas. Galėčiau priimti šitiem šviesiem veidam, kur yra jūsų nuotraukose, pasakyti, kad 5 metus geriausi Lietuvos teisininkai su profsąjungom, su visais kitais aktyvistais ruošė naująjį laisvoj Lietuvoj darbo kodeksą ir jį priėmė 2001 metais. Galėčiau pasakyti daug ką, bet manau, kad jums, aš noriu tik jūsų paklausti taip. Sakykit, prašau, ar jūs norite vergovės? Ar jūs norite rinkti valdžią? Ar jūs norite didesnių atlyginimų? Ar jūs norite, kad mes gyventume taip, kaip yra nustatyta ES 3 straipsnėje? Norite. Taigi, jūsų šitie norai yra mums įsakymas. Ir tikėkite, mes kovojam ir kovosim, kad visi šitie priimami sprendimai nei kiek nepablogintų visų pirma dabartinių sąlygų, bet jas tik tai pagerintų. Tikėkit, kovokit ir laimėsit. Ačiū. Sveiki, mėlieji. Noriu pradėti nuo to, nuo ateities. Buvo trišalės tarybos 20 metų paminėjimas, tai premjeras per sveikinimo kalbą pasakė, kad profesinių sąjungų Lietuvoje nėra arba jų labai mažai yra. Ar galim parodyti, ką mūsų yra? Ačiū jums. O dabar paminėsiu vieną labai jau, kaip visi giria, kaip vienas projektų rengėjas ir vadovas sako, kad mes nenorim iš tarybinio kodekso išeiti. Visą laiką mums kiekvienam dėrybose primena, kad tai yra galiojantis tarybinis kodeksas ir taip toliau, nors jis yra priimtas 2002 metais ir nepriklausomai Lietuvoje. O vienas siūlymas tai yra geras nulinė darbo sutartis, gerbėmieji. Pasirašysim nulinę darbo sutartį, dirbsim neaišku kiek valandų, bet užtat būsim nebedarbiai. Būsim dirbantys žmonės, bet neturėsim pajamų. Štai ir mūsų naujas darbo kodekso privalumas. Aišku, tokių darbo vietų aš sutinku, kad bus virš 90 000 ir bus naujos darbo vietos. Lietuva klestinti, tik tais darbuotojai negalintis ir neturintis pajamų. Ačiū jums, mėlyjei, kad susirinkom ir kovokim už savo teisės. Ačiū. Nors iš tikrųjų susirinkom kaip ir tokia nelabai pozityvia tema parodyti savo poziciją, bet iš tikrųjų šiandien yra labai didelė šventė, nes mūsų susirinko čia labai daug. Ir aš labai džiaugiuosi, kad profesinės sąjungos visgi Lietuvoje labai stiprios. Ir aš manau, kad mitinge šiandien dalyvauja profesinių sąjungų nariai, kurie yra aktyvūs mūsų visuomenės piliečiai ir kurie parodo, kad jie nori dalyvauti valstybės gyvenime, nes politikai ko dažniausiai nori? Jie nori, kad piliečiai visada paklustų. Ir mane kas labiausiai skaudina, kad mus bando dabar susieti su Rusija, kad mus įtakoja Kremlius. Tai jūs pasakykit, ar mums Kremlius daro įtaką? Tai va, todėl aš dar noriu paraginti Lietuvos jaunimą, prisijungti prie profesinių sąjungų. Aš noriu, kad jūs grįžę į savo šeimas, į savo darbovietės,
pakalbėtumėt su jaunesniais darbuotojais, kad jie prisijungtų prie profesinių sąjungų. Įtikinkit juos, kad profesinės sąjungos tai yra tas įrankis, kurio dėka mes galim įtakoti savo valstybės gyvenimą, galim padidinti savo atlyginimus, daugiau socialinių garantijų. Todėl, prašau, pakvieskit jaunimui profesinės, atsiprašau, jaudinusiu labai, profesinės sąjungas. Kad kai man pasakė, kad aš kalbėsiu, tai man pirma mintis kilo keiksmažodis. Aš būčiau atėjęs ir ne pusę valandos, 10 minučių būčiau keikęsis, būtumėt supratę mane, paploję, bet nebūtų supratę tie, kur sėdi ten už mūsų nugarų. Dėl to aš sakau, kodėl tas pasipiktinimas toks kyla. Dėl to, kad didesnio pasityčiojimo iš mūsų, kaip šitas darbo kodekso pagerinimas, aš nesu iš vis sutikęs gyvenime. Už šitą mūsų sąlygų pabloginimą jie paėmė iš mūsų kišenių 5 milijonus litų. Mokslininkai, darbui mokslininkai. Jie meluoja, kad čia Europos Sąjungos kažkoks tai modelis. Ačiū, aš tikiu, jie girdi. Jie sako, čia europinis modelis. Koks čia europinis modelis? Vat atėjo socialinių reikalų ministro ministrė. Ir prie Seimo aiškina, kaip jį dirba, kaip jį kalba, kaip jį daro. Aš kartu su ją buvau profsąjungų nusiųstas į Briuselį, kad mums išaiškintų, kas yra tas socialinis modelis. Tas socialinis modelis remiasi 2 stulpais. Pirma, socialinis dialogas. Ką jie padarė? Jie be trišalės komisijos paleido Seimui konvejerį. Čia yra europinis modelis. Antras stulpas yra, negali būti vieni labai turtingi, kiti skurdus. O ką dabar daro? Socialinės neligybė tik auga ir augs. Dabar jie sako, mes einam į Europos Sąjungą, tampam europietiški, mes einam į Baltarusiją. Ar žinot, kad 90% baltarusių dirba pagal terminuotas sutartis? Ta, ką sako visi šitie laisvosios rinkos institutai ir visi kiti panašūs. Tai mes norime eiti, vakar Seimo narys pasakė, būsim šalia Rumunijos ir Bulgarijos, labai gerai, mes būsim dar blogiau. Šitos nedarbo vietos, šitos darbo nesaugios vietos, jos kuria mažus atlyginimus, nesaugumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, mes ne tik darbo jėga, ne žmonės jau ten viršui, mes esame ir vartotojai, jeigu imt ekonomiškai. Jeigu mes gaunam mažus atlyginimus, ką mes perkam? Mes nieko neperkam. Jeigu neperkam, tai mes ir nemokam mokesčių, nes visi PVM eina nuo pirkimo. Darbo jėga, nereikia nieko gaminti, tai didina krizę. Man tai labai keista. Kai buvo Kubilius sakė krizę, reikia bloginti sąlygas. Dabar atėjo kitas ir sako, gyvenimas gerėja, 2-3% augimo BVP, bet reikia bloginti sąlygas. Tai kas čia per stebuklo šalis? Kas mes esam tokie, kad mums blogina bet kokiom sąlygom sąlygas? Dar nori, kad mes išvažiuotume. Brangiai, aš jūs sakau, ne dėl to, kad jūs brangus man, iš tikrųjų brangus. Visur lietuviai brangina. Geriausi darbininkai emigracijoje yra lietuviai. Tai kodėl mus nori čia išginti? Man tai, aš pasakau savo turistams, kadangi toks mano darbas, papasakau, kas čia vyksta, klausė, sako, čia šitą socialinį darbo modelį turbūt, sako, liberalai jums padarė. Sakau, ne, čia padarė socialdemokratai. Tai sako, čia jie ne socialdemokratai, jie asocialdemokratai. Jeigu jie būtų socialdemokratai, jie net neprileistų šito darbo kodekso, nesvarstytų. Atmestų iš karto. Vėl kitas socialdemokratas, kur valdo Vilnių, vicemeras Gintautas Paluckas, pavardė Gintautas, turi svajonę atkelti Vilnių 500 000 iš bet kur, sako, man nesvarbu, iš Afrikos, Azijos, Amerikos. Tai kur jam svarbiausias žmogus, Lietuvoje ar už Lietuvos ribų? Lietuva. Ką aš noriu pasakyti, dabar esam labai sunkiam laike. Kodėl? Todėl, kad artėja rinkimai, partijų vadovybės renka pinigus
ir Seimo nariai yra labai silpni. Kodėl? Todėl, kad dabar sprendžiamas likimas, kur kas gaus kokią poziciją. Ar gaus vienmandatę, ar gaus sąraše gerą vienmandatę, blogą vienmandatę. Ir tie, kurie nori mums padėti, gali nepadėti. Dėl to mes turim mitinguoti, rašyti laiškus, protestuoti ir reikia neužmiršti vieną dalyką. Kaip man vienas švedas pasakė, lietuvių kalbą mokantis, jau čia daug metų gyvena, sako, jeigu tai būtų kaip Švedija, tai po 8 metų neliktų nei vienos partijos. Kodėl? Dėl to, kad švedai nepamiršta taip kaip lietuviai iki kitų rinkimų. Tai būkim švedai ir jeigu vieną kartą apgavo ir nepatikėkit, kad atsiras tikrai vienas toks narys iš partijos ir tikrai jos tokie bus, kad aš balsavau prieš šitos pabloginimus, balsuokit už mane. Paklausit, o kodėl tu dar šitai partijai, kur vadovybė taip blogai balsavo? Ačiū.